foras, mano vardinis, nes pavadintas savininko vardu Susibijus Steilė, amžinai kalinti Gintare, pasakoja savo ir dingusio pasaulio istoriją. Kraupus grožis. Inkliuzai visada yra gyvenime, išsisukdavo. Gintarui paaukoja tik plunksnų, plaukų ar šerių. Nuo medienos likučių sakuose gintaras gali tapti pilku ar net juodu. Nuo augalų chlorofilo pažaliuoti. Nuo deguonies, saulės kaitros. Kita. Va, šis skruzdėlė žus. Jai tiesiog nepasisekė. Nors reljefo jį nušluos ledynai. Neliks beveik pusės deguonies. Neliks absoliučiai nieko. Ne. Kraštuotas, lyg kaulas, judė mikroorganizmais, maišė su žemėmis, vandeniu, oru. Dėl karščio, kenkėjų, žaizdų, tikrai ne iš džiaugsmo jos plūdo sakais. Kaip jos vienos skausmą laikė giliai savyje, kitos kaip tikros ekstravertės tryško skaidriom geltonom ašarom, kurių vertėjo pasisaugoti visiems, jiems mažiesiems. Skausmas kaupėsi visur, kūne, širdyje, į geltonus, skaidrius, it jaunas medus, gintarmedžių sakus įklimpė priemaišus, terpeninių dujų. Gintaras planuotas 300 atspalvių. Daug? Neįtikėtina. gintarmedžiai, pušys, pinus. Atrodytų, kas gali būti netvaresnio, virto amžinų gintarų. Ir senos, kad tokie kažkada egzistavo. Visai šalia. Dabar šias vietas vadiname Skandinavija. Jis yra senesnis ir už mus, už kopas ir net už šitą jūrą. Tas lobis yra gintaras.